ką reikia daryti, kai nudegat. Nesenai nudegiau pirštą. Žinot, ką aš dariau? Kokią 15 minučių laikiau po šaltu vandeniu. Žinau, dėl ko tas reikalinga. Niekad nebūna taip, kad iš karto atsirastų ten gilus labai nudegimas. Vadinamas būna antrinis nudegimas, kai tas viršutinis sluoksnis kaitina dar apatinį ir gaunasi labai stiprus gilus nudegimas. Palaikius 15 minučių po šaltu vandeniu, netrumpiau, nudegimų iš vis nelieka. Dažniausiai jo nelieka. Mylėjai, visada, jeigu nudegsit, ar kažkas iš jūsų artimųjų nudegs, būtinai palaikykit po šaltu vandeniu. Išbandykit, pamatysit, kaip pasiteisins. Tai tikrai padeda.